Gavėnios kelionė. Sustiprinkite savo širdis. Mintimis dalinasi brolis Benediktas, Švento Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno vyresnysis. Garbė Jėzui Kristui, gerieji žmonės, būkite Dievo palaiminti. Šiandien vėl brolis Benediktas su jumis. Didysis antradienis. Judas norėjęs kąsnį, to jau išėjo. Buvo naktis. Priminsiu jums apie Jėzaus ir Nikodemo dialogą, kuris vyko nakties metu, aprašytas Jono Evangelijos 3 skyriuje. Nikodemas buvo labai svarbus fariziejus, žydų didžiūnas. Nikodemas religingas vyras, kuris manosi esąs vienybėje su Dievu, kadangi griežtai laikosi įstatymų ir daro gerus darbus viešpačiui ir šventyklos labui. Jis jaučiasi teisus. O ką reiškia fariziejų būti teisiam? Tai nėra moralinis teisingumas, o laikymasis visų šventyklos taisyklių. Pas Jėzų Nikodemas ateina naktį, Judas išeina naktį. Nikodemas tamsus, naktinis žmogus, kadangi yra pririštas prie įstatymo laikymosi. Jis gyvena religijos naktyje, įstatymų tamsoje. Jis galvoja, kad normų ir įstatymų laikymasis jį išgelbės. Nikodemas dar nėra gimęs šviesai. Jėzus jam lyg ir sako, kad viso šito negana, jeigu nori būti išgelbėtas. Religijos kelias tavęs neišgelbės. Religija neišgelbsti. Jėzus jam liepia atgimti iš aukštybės. Tai nereiškia, kad jis turi kilti kažkur ten aukštyn. Visai ne. Nikodemas privalo išeiti iš religijos rėmų į gyvą tikėjimą. O kas yra tikėjimas? Tikėjimas yra Dievo meilės ir malonės priėmimas. Meilė mus išlaisvina iš religijos ir atveda į Dievo ir žmogaus meilę. Meilė nėra paperkama ar užsitarnaujama gerais darbais. Meilė yra Dievo dovana. Ir Dievas visus žmonės myli besąlygiškai, kaip saulė, kuri šviečia visiems vienodai, kaip lietus lyja. Nikodemas, o ne Jėzus, apaštalui Judui buvo pavyzdys, kokiu žmogumi reikia būti. Apie tai galvoja Judas, išduodamas Jėzų. Judas ir Nikodemas gyveno religijos naktyje. Kuo mums svarbus yra didysis antradienis? Jėzus sako, jūs esate pasaulio šviesa. Mano klausimas jums. Jeigu pasaulio šviesa yra krikščionių tapatybė, kodėl atsidūrę tunelio tamsoje ieškote šviesos? Kas yra mūsų viduje? Religija ar tikėjimas? Kokia mūsų pasiuntinybė? Nakties metu vaikščiodami, gyvendami naktyje, vargu ar mes sugebėsime daryti gerą ir gydyti visokias ligas bei negalias. Būkite palaiminti. Šviesa ir Dievo meilė. Brolis Benediktas, Švento Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno vyresnysis. Gavėnios kelionė.